Pedofilijos byla dėl drąsiaus Kedžio mažametės dukters galimo prievartavimo baigta sausį. Tačiau mergaitės atstovas Aidas Venskus prašo prokurorų bylą vėl atversti ir tyrimą papildyti. Mes turime teisę susipažinti su visai ikiteisminio tyrimo medžiaga bei pateikti prašymus papildyti ikiteisminį tyrimą. Tai aš pasinaudodamas tokią teisę vakar tokį prašymą ikiteisminį tyrimą atlikusiam prokurorui, ponui Šileikai, ir išsiunčiau. Venskus teigia, kad kai kurių ikiteisminio tyrimo veiksmų jau neįmanoma atlikti. Tačiau esą dar galima apklausti kai kuriuos liudytojus, pridėti dokumentų. Negaliu detalizuoti, bet tikriausiai šiai dienai, jeigu kažkokie yra neapklausti liudytojai ar kažkokie dokumentai neprijungti prie bylos, tai tokius veiksmus dar galima atlikti. O kažkokius tyrimus susijusius ten su kažkokiais konkretesniais dalykais arba būtent su konkrečia nusikalstamos veikos padarimo data ar vieta, turbūt jau nebelabai išeis padaryti praėjus beveik 1,5 metų. Pedofilijos bylą Kauno ir Vilniaus prokurorai tyrė kone 1,5 metų. Sausį ji baigta. Nužudytų teisėjo Jono Furmanavičiaus, Violetos Naruševičienės, taip pat mergaitės motinos Laimutės Stankūnaitės kaltės pareigūnai nerado. Kaltinimai tvirkinus mažametę pareikšti vieninteliam įtariamajam Andriui Ūsui. Sunkesni įtarimai prievartavus Kedžio dukrą jam panaikinti. Tokį sprendimą Venskai apskundė. Ar gautas Ūso skundas su prašymu panaikinti įtarimus tvirkinimo, prokuratūra neskelbė. Agnė Vederytė, Paulius Garkauskas, Rafaelis Achmedovas, LNK žinios.